Kokios naudos tikitės iš šito renginio? Tikimės pirmą, tai aišku priminti apie save studentams, o antrą tai pažiūrėti galbūt rasime tų perliukų studentų tarpe, kurie pas mus sutiktų atvykti į Vilnių ir dirbti mūsų bendrovėje. O kokių specialistų ieškote? Sakykime taip, šiuo metu laisvų pareigybių tai netiek ir daug, bet nuolatos tas poreikis yra. Ir pagrindinė, aišku, mus domina tie specialistai, tie studentai, kurie mokosi tokias specialybės, kuris susijusi su tiesioginė mūsų įmonės veikla. Tai būtų šilumos ir elektros energijos gamyba ir tiekimas. Tai reiškia, palaikote ryšius su būsimais darbuotojais? Taip, priimam praktiką. Jeigu studentas pasirodo savo geriausias savybės, parodo, mes patikrinam, koks tas studentas, pačiupinėjam jį. Jeigu jis mums tinkamas ir mūsų įmonė jam atrodo tinkama, tai manau, kad perspektyva yra. Ar įmanoma susirasti pas jūs darbą iš karto atėjus, jums labai patinka studentas ir pasirašoma sutartis? Taip iš karto ne, nes iš tikrųjų reikėtų pasikalbėti, pasižiūrėti. Aišku, jeigu yra laisva pareigybė, kodėlgi ne. Bet noriu dar perspėti visus studentus, kad jie neturėtų labai tokių svajonių iš karto eiti į vadovaujamas pareigas arba iš karto inžinerinį darbą dirbti. Pradėkit nuo mažesnio ir pakilkit aukštyn, ir jums bus pliusas, ir patirtį įgysit. Ar reiklūs šiuolaikiniai studentai? Manau, kad ne. Ko tikitės iš šitos parodos? Iš šitos parodos tikimės gerų, gabių, jaunų, perspektyvių darbuotojų. Ar pirmus metus dalyvaujate? Mes ne pirmus metus, mes kiekvienais metais dalyvaujam karjeros dienose. Ar jūsų įmonėje dabar yra laisvų darbo vietų specialistams? Negaliu pasakyti už visą įmonę, kadangi mūsų bendrovė turi savo filialus visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose. Aš esu specialistas iš Kauno filialo. Šiuo metu Kauno filiale laisvų vietų nėra, tačiau nereiškia, kad metų bėgyje tų laisvų vietų neatsiras. O galbūt šiuo metu yra kažkuriam kitam filiale ir besikreipiantis studentai gali pateikti savo CV ir surasti darbo vietą galbūt kitam mieste, kitam filiale. O kokių profesijų specialistų daugiausiai jums reikia? Mums daugiausiai reikia techninės studijų krypties specialistų, inžinierių statybininkų, kadangi mes esam techniška įmonė. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, gal pristatykit jūs pats ir ką jūsų įmonė veikia? Esu Kęstutis Jablonskis. ABB vyžų nepina, šiaip beveik visą kitą daro. Šiaip mūsų pagrindinis verslas yra elektros inžinerija, energetika, automatika, procesų valdymas. Kiek suprantu, jūs ne Lietuvos kompanija esate? Ne, mūsų motina kabutėse Ciuriche, Šveicarijoje. Kodėl dalyvauja jūsų įmonė, kodėl jūsų įmonė apskritai turi stendą šiame renginyje? Mes esame šio renginio mecenatai. Galiu aš jums irgi dar pasakyti, kodėl mes čia mecenuojam taip. Galvojame, kad čia yra investicija į ateitį ne šių metų pasirinkti darbuotojus, o tiesiog paleisti į rinką žinias, kad yra toks bendravimas tarp įmonių ir tarp studentų, akademikų ir praktikų susiliejimo taškas. Po 5-6 metų rezultatas bus. Kokių specialistų daugiausiai ieškote? Negaliu pasakyti taip procentaliai, kokių labiausiai. Labiausiai ieškame gabių, iniciatyvių, norinčių tobulėti ir mokytis darbuotojų.